rytas visiems mano žiūrovai. Kaip matote, kasinėjame smarkiai, daug žmonių šiandieną. Klubo kasimas, Norfolko grafystė. Pasimiau šiandien noksiuką savo pakasinėti, nes yra žiena, tai kad gilę neprarasti, nes iš tikrųjų kartais lengva kasyti, daužosi lengvai, bet kai kur labai tokios stačius ir sunkiai einasi. Per ją sudėjausi, tai galvoju, kad čia kankinsiuos noksą pasimti. Turim šiandien pakol kas 2 laukus, paskui dar turėsim ten ir tenais. Žodžiu, vietos užteks kasinėti, va ką aš čia pavaiščinėjau, gal kokią pusę valandos, gal jau valandą, vėl nežino. Vat tokia kartelė išlinda, karteliukas, kažkur dar vienas variokas, visiškai suplėkęs guli. Va, ankstyvas jurgis tikriausiai kažkoks tai, gal antras. Žodžiu, net nelabai matosi, bet sartelė visai normaliai. Irgi gal 17 amžius kažkur tai, gal 18 net. Žodžiu, ir ką, pagaliau išlindavo, vaikščiau, žemus signalus gaudžiu, ketvirtis kaltinuko pasirodė. Kaltinukas toksai nabagiukas. Kur tu bėgi? Kažkur pabėgo. Ir kaip man dabar tave surasti? Reikia. Nu, žodžiu, surasiu, parodysiu iš arčiau aš jį. Smulkus labai. Vat koksai mano kaltinulis. Ir man atrodo, kad čia net nebus angliškas kaltinis. Kaip gaila, kad jisai tik tai toksai nepilnas. Panašu, kad ne angliškas net. Wow. Nu, eisim toliau, ieškosim toliau. Gal kas nors geresnį išlis, ir pilnas toksai. 19-20 rodė, dar vieną saktėlę. Su pinu, prašau jums. Gal nebus labai sena, bet paimsime dėl skaičius į dėžutę savo radinių. Sunkiai šiandien einasi, labai daug šiukšlių šitam lauke, bet šiukšlės išrinkus galima ką nors rasti. Eisim pro. Muškėtas kamaliukas pasirodė. Mano priešas numeris 1. O kągi, mūsų Dalijus, Mr. Dalijus. Yra kokiam geležėsnis. Kaip tau čia sekasi. Biški čia kieta tokia žemė suplota traktoriaus. O. Nu. Aš tai galvoju, kad geležis. Ne? Aliuminis? Labai negražiai skambėjo. Kažkaip fech. Nu, aišku. Reikia padėti, palikti su kartom kitom. Mr. Dalijus va, duobę užtaisys viską. Ir jūs taip darykit. Duobės visą laiką užtaisinėkit. O mes eisime toliau. Čia dar turi būti kaltinukų kažkur. Na, kokią fosiliją radau. Raštai visokie. Kiek milijonų metų. Kažkada įsigyvis buvo, dabar jau akmuo. Gražus toksai. Paimsim gintarui. Gintaras mėgsta tokius daikščiukus. Einam pas Mr. Dalijus. Eidam namo, jau pasisveikint su lenkais, tautiečiais. Pažiūrėk, kokį štampiuką radau. Ai, tu tenais dar ir vidu viskas yra. Oi. Gerai, valyk. Tu geriau pavalyk. Nenoriu aš nieko daryti. Dar apkaltinsi mane sabotažu. Ai, tu sako, koks tai gražus, ką? Ai, napeglon. Nu tai jau nuvalyk jau kaivą tenai tą. O, yes. Galva kaip ramiena tokia. O dar biškį pavalysiu. Wow. O, lala, ramiena galva. Alyvos pražydo. Ai, tu savo geras, ką. Eidams namo naktį užduojame.
Sveikiname, ponas Dalijus. Nenuleiskite rankyčių iki galo. Na. Štai tokie šiandieną pas mane peizažai. Sekmadienio rytas. Pramiegojau kasimą su klubo. Įsivaizduokit, pirmą kartą per 6 metus kasinėjimo pramiegojau. Ir galvoju, bliamba, galėjau pavėluoti iš tikrųjų atvažiuoti, žinot. Bet galvoju, ai, važiuoju dabar 2 valandas, pavėluoti kažkaip tai, ai, galvoju, čiorto. Atvažiavau į savo parkelį pasiknystę. Oras toksai, ką žinau. Liktai ir žada lietų, bet žada ir saulę, nesuprasi. Na, žodžiu, tai va, atėjau. Čia tokia pavutė yra, pradėjau kratyti, monetėlių radau visokių. Va, net ir tokį dalyką radau. Bižuterijos. Aišku, buvo taip, kaip pasirodė iš žolės toksai, wow, galvoju, aha. Jo. Ir monėtų čia. Puspensis su laivu, 3 pensai, ten fartingas 6 Jurgio ir porą pensų šiuolaikinių. Na, kažkur ten 20 pensų šiuolaikinių dar turi būti. Žodžiu, tokia va veikla pas mane, galvoju. Atėjau, signalas 80, paviršinis. Pradėjau knysti ir ką jūs galvojat? O jūs galvojat, kad čia toksai žiedas yra. Bet panašu, kad čia jau apsidžiaugiau, galvoju, oi, bus kažkas gero. Ne, tik tai bižuterka. Bet gražus toksai buvo kažkadaise. O, koksai žiedulis. Jo, o, pliamba, apsidžiaugiau, jau galvoju, bus tikras reikalas. Ne, šį kartą netikras. Ai, pliamba. Iš tikrųjų, širdį sudrebina tokie reikalai, žinot. Jeigu kas kasinėjat ir randat tokių, tai žinot patys, kaip atrodo viskas. Ir tu dar bandai atitolinti tą momentą, kai dar nepasižiūrė, aš dar pakol įsitraukiau kamerą, pakol viską ir jau galvoju, bus tikras žiedas. Aha, kur jums? Nu va, toks reikaliukas.